pasveikinti reikia Neptūną. Pagavo ant žioplų klaidų. 25 minutės žaidėm, atrodo viskas kaip ir neblogai buvo. Darėm peržiūras, akcentavom jų greitus išėjimus, kurie pakankamai neblogai tą daro. Bet vienas paslydimas, antras paslydimas ir rungtynės pabėgo. O po to jau rizikavom tiesiog, nes reikėjo mesti ir sūnų Karolį Gvildį, kapitoną, nes visą savaitę prasirgo COVID, man atrodo, ir praktiškai be treniruočių. Tai va, reikėjo mesti, ieškoti resursų kažkokių. Ir būna tiesiog tokių rungtynių, treneris prisima atsakomybę. Svarbiausia nusiraminti, dabar vis dar esam antroje vietoje ir ruoštis rungtynėms su Jonava. O šiaip sakau, energetika nepatiko, pirmas kėlinys, ypatingai antra pusė, reikės padaryti išvadas, kai kam pradant treneriui dėl žaidėjų ir mėginsim toliau kabintis. Я поздравляю всех болельщиков, которые были здесь, и болельщики Таурага, и своих болельщиков с хорошей игрой. Видно было, что играли два лидера, команды, занимающие второе и третье место в турнирной таблице. Игра получилась очень интересная, держала в напряжении до последней минуты. Я благодарен своей команде, они выполнили всю установку. Поэтому просто хотел бы поздравить болельщиков с хорошей, красивой игрой обеих команд.